Meilės žygio Valdovų kelių dalyviai negali atsižavėti Lenkų svetingumu. Antrą savaitę senuoju Jogailaičių keliu per Lietuvą, Baltarusiją ir Lenkiją keliaujantys raiteliai kaiminėje šalyje buvo sutikti itin draugiškai. Stabtelėję Lošicų miestelio aikštėje, žygio dalyviai atsitiktinai sutiko žirgų augintoją poną Valdemarą, kuris iš karto pasiūlė naktį praleisti netoli Lukovo įsikūrusio Ulonų raitelio klubo sodyboje. Labai šiltai ir mielai priėmė, sulaukėme vaišių, kalbų ir pažadų atvykti pas mus į svečius. Vis pavyksta surasti ir pievų laukų, kur privačius duoda mums vandenį, siūlo pagalbą, kai toliau čia puola filmuoti, fotografuoti mobiliais telefonais ir skambinti kažkam, kad kažką mato, atvažiuokit pažiūrėti. Ir matosi žmonių tiesiog sumišimas, jie nežino, ar filmuoti telefoną, ar skambinti pažįstamiem, ką jie mato. Pernakvoję sodyboje raiteliai susilaukė pasiūlymo susitikti su vietos raitelių klubo vadu Cezariu. Svetingi šeimininkai taip pat pasirūpino, kad per Lukovą keliautojai prajotų be trukdžių. Žirgų koloną palydėjo policijos automobilis. Lietuvius raitelius Lenkai džiaugsmingai sutinka ir dėl to, kad nemažai gyventojų juos jau matė per televiziją. Reportažus apie kelionę parengė Lenkijos žurnalistai.